Labas, šiandien mes esame prie mano gimnastikos salės. Savo gyvenime turėjau 3 lūžius. Pirmą lūžį gavau būdama 8 metų. Taip, lankiau šitą gimnastiką ir kai ką išmokau daryti. Ir nusprendžiau atvažiuodama pas močiutę parodyti, kaip aš tobulai moku stovėti ant rankų. Taip tobulai stovėjau, kad nusileisdama sulaužiau savo 3 pirštus ant kojos. Sulaužti tai sulaužiau, bet dar visą dieną žaidžiau gaudynės su savo broliu ir tik vakare ištino koją ir pasirodo buvo lūžis. Antrą savo lūžį gavau būtent čia treniruodamasi. Mokinausi daryti išsibėgėjimo randatą beką. Kas tai nežino, tai kaip saulutė ir salto atgal. Biškį per stipriai šokau į viršų ir supratau, kad aš biškį persukau saltą ir nugriuvau tiesiai ant kairės rankos. Lūžis buvo ant tiek stiprus, kad lūžo ir alkūnė, ir petys. Įdomu tai, kad tuo metu man buvo 9 jau metai, taip aš buvau labai stipri ir sugebėjau sulaužyti savo 2 gipsus nešiodama. Galiausiai gipsą pranešiau visą vasarą ir nuėmė man jį rugsėjo 3 dieną. O trečią lūžį net nežinau, ar turėjau. Nes pirštų buvau sutrenkus darydama irgi gimnastinį elementą, bet aš su juo nieko nedariau, man skaudėjo, užgijo, bet vėliau, kai užgijo, supratau, kad užgijo jis netaisyklingai. Nelaužykit savo nieko, nepaturiu, ganėtinai skauda.